Tai šiandien į laukus pasikviečiau ir mūsų biologinių produktų vadovę Rūtą Stulgaitienę, nes man labai įdomu paklausti vieną dalyką. Mes turim tokį superinį produktą Megafolį ir visą laiką sakom, kad tai yra apsauga nuo šalnų, karščių ir taip toliau. Tai ką dabar? Šalnų nebėra, sausros pakol kas lyg tai gal jau nebebus, nes ir dabar stovim ir lynoja lauke. Tai gal jau nereikalingas Megafolis? Reikalingas, Odeta. Ne, taip, kaip tu sakai, šalnos gal ir praėjo, bet dar gegužės mėnesį mes būna, kad jų turim. Vakar pažiūrėjau Facebook'e, ūkininkai dalinosi, kas buvo prieš kelis metus ar prieš metus, kas rapsai buvo išlaužyti sniego ir krušos. Tai čia niekada nežinai, kas bus tą gegužės mėnesį. O dabar esam kviečių pasėlyje, matėm, kad yra 32 tarpsnis ir žinom, kad ūkininkai naudos dabar augimo reguliatorių ir fungicidą. Tai jeigu, kaip tu jau minėjai, lietus kažkur iškrito ir va mums dabar krapnoja ant galvos. Ačiū Dievui. Bet ne visoje turbūt Lietuvoje, kažkur tų kritulių gal ir pakankamai, kitur yra mažiau. Tai va tokiuose labiau stresuotose pasėliuose su augimo reguliatorium ir su fungicidiniu purškimu aš rekomenduočiau įdėti 1 litrą Megafolio, kad pagelbėti augalams, tas purškimas, kad nebūtų toks stresuojantis. Nes jie ir taip nėra stiprus po visų tų praėjusių, o to labiau, jeigu dar bus kažkas. Dar plus temperatūrų, tas svyravimas dieną ir naktys vis dar išlieka toksai gan didelis. Bet Megafolis juk jį naudoji nebūtinai netgi tada, kada turim jau tą ekstremalias tas sąlygas, šalną ar karščius. Jį net ir naudojant, kaip dabar, kada yra pakankamai geros sąlygos augalui augti, jisai duoda tą tokį kaip imuniteto sutvirtinimą. Taip, jisai duoda tą tokį, kad tu, tarkim, naudodamas augalų apsaugos produktus, tu nepristabdai jo augimą, tu leidi jam toliau. Tarkim, augimo reguliatoriui leidi sutvirtinti stiebą, fungicidui apsaugot nuo ligų, o Megafolis padeda toliau augti augalui, nesulėtėti, toliau augti link to vėliavinio lapo ir išlaikyti derliaus potencialą. Ir taip jisai dar padeda taip pat ir įnešti maisto medžiagas į augalą, geriau įsavinti. O jeigu su herbicidais, ar galiu Megafolį naudoti? Su herbicidais aš labiau rekomenduočiau nuo 2 skilčių naudojant. Tai tarkim dabar į ateitį žiūrint, manau, kad mes naudosim runkeliuose, šituose Clearfieldiniuose jau ir praėjusiais metais naudojame. Ir labai pasteisino. Taip, nes kartais Clearfieldo tie herbicidai tą stresą iššaukia runkeliam. Lygiai taip pat ir pupose naudosime su herbicidu Megafolio 1 litrą. O rapsai irgi važiuos dabar su fungicidais? Galima ir su rapsais įsidėti, aišku, žiūrėti kokie orai. Tas Megafolis tikrai yra sukurtas tom stresiniam sąlygom, abiotiniam stresam. Tai žiūrėti, ar temperatūrų skirtumai yra dideli tarp dienos ir nakties. Jeigu matom, kad yra tas skirtumas toks daugiau nei 10 laipsnių, tai kad augalui būtų palankiau prie fungicido įdėti. Bet žinai, juk sako, šalnos praeina tada, kada nužydė alyvos. Tai alyvos dar tikrai ne visur nužydėjo, tai manau, kad pradeda. Taip, laukų čia rajonuose, tai tikrai miestuose gal jau daugiau. Tai manau, kad tikrai nepakenks ruoštą augalą tokiom sąlygom. Dabar kviečiai, rapsai, cukriniai runkeliai, pupos. Su lauko kultūrom viskas aišku. Bet aš žinau, kad šiais metais mes Megafolį turime įvežę į Lietuvą ir po 1 litrą, kas yra skirta mėgėjams, sodeliams, darželiams, gėlytėms ir taip toliau. Papasakok šičia, kaip jį naudot. Tai čia, žinai, kaip sakom, galim visaip ir visur. Jau tu pati išbandėjai ant savo pomidoro, ne? Tikrai nuostabus produktas. Labai aš džiaugiuosi, kad Dotnuva Seeds savo elektroniniai parduotuviai turi šį produktą ir tikrai visi gali įsigyti, tiek miesto gyventojai, tiek tokie kaip mudvi, ar ne, kuri neturim didelių hektarų plotų, bet auginam kažkokius dekoratyvinius augalus ar sodus ir lygiai taip pat galim ar persodinant augalus juos apipurkšti, arba kaip tu pamatai, kad tavo pomidorai šiltnamie palikti sustresavo. Taip, skubėjai purkšti. Aišku, pagal rekomendacijas reikėtų prieš stresinės tas situacijas purkšti maždaug parą, 2 iki to.
arba va, kaip su tais herbicidais, čia augimo reguliatoriais, fungicidais, nu tai kartu į mišinį, bet jeigu gelbstim nuo ten karščio, sausros, šalčio kažką, tai geriau būtų prieš tai parą. Bet faktas, kad net ir kritiniai situacijai tas gelbėjo tikrai išbandyta labai ir ko puikiausiai veikia ir pomidorai jau auga šiltnamyje. Dabar gal nesušals, o jei sušals, tai vėl megafolio turi. Tai super, turim labai gerą produktą. Ar žadam dar į Lietuvą atvežti daugiau biostimuliantų kažkokių? Taip, šiais metais jau ir Quanti turime biostimuliatorių, kuris yra nuo karščio streso ir sausros, labiausiai cukriniuose runkeliuose ir bulvėse. Tai vat jį gumbų formavimosi metu bulvėse panaudosim. Aišku, atsižvelgsim į oro sąlygas, bet net bandymai rodo, kad ar yra karščio bangos, ar jų nėra, Quantis duoda derliaus priedą. Tai susitiksim tada bulvėse, kai purkšim Quanti ir pasižiūrėsim paskui kokie ten rezultatai.